užkursiu jauno vaikino, paauglio vaidmenį vardu Neo. Bet tuo pačiu šalia to ir bus dar pora mažesnių vaidmenukų, bet jų neatskleisiu. Kas ateis, tas pamatys. Šis spektaklis yra apie 3 draugų kompaniją, kuri išeina ieškoti dingusio Neo, kurį aš vaidinu. Ir jie pakliūna į žaidimą ir ten per visokius išbandymus bando surasti Neo ir pereiti savo vidinius kažkokius tai blokus ir traumas. Man turbūt įdomiausia apskritai gilintis apie paauglius, nes tai yra mūsų šio spektaklio tikslinė auditorija. Tai bandyti suprasti, kaip jie gyvena, kas jiems skauda šiuo momentu, bandyti prisiminti save paauglystėje. Tai turbūt pasakyčiau taip, kad paauglių tie skauduliai, būtent šių laikų paauglių, nes kai aš buvau paauglys, buvo kitokie laikai ir tie paaugliai mes buvom kitokie, tai bandyti suprasti, kas jiems, kokius klausimus jie kelia, kokie nepasitenkinimai, kas jiems, kur jie jaučiasi nepatogiai, kas jiems skauda. Tai, kaip ir minėjau, tikslinė auditorija yra paaugliai, tai manau, jiems turėtų būti aktualu, jie galėtų pamatyti, kad jie nėra vieni, kad visados jie gali atsiremti į draugą, į bendraamžį, kuris beje greičiausiai jaučiasi panašiai ir viens kitą palaikyti. Tiksliau, netgi nebijoti, o šitų spektaklių paskatinti, jeigu jautiesi nepatogiai, negerai jautiesi dėl tam tikrų aplinkybių, kad visada šalia yra draugas, yra galbūt brolis ar sesė, kurie yra panašaus amžiaus. Vyresni žiūrovai galėtų, ypač tie, kurie turi vaikus, galėtų pamatyti galbūt tam tikrą veidrodį ar atpažinti save kai kuriuose situacijose ir galbūt pamatyti, kur jie elgiasi ne taip, galbūt netinkamai ir kur jie savo vaikus labiau uždaro, o ne atidaro. Aš gal norėčiau palinkėti jaunam žmogui, kadangi ir dar pats bent jau save laikau jaunu žmogum, neprarasti drąsos, tvirtumo ir ryžto. Man atrodo, vienas iš stipriausių dalykų, ką jaunas žmogus turi, tai tokį jautrų jausmą neteisybei ir tą tokį pasipriešinimą neteisybei, norą sustatyti viską į vietas. Ir tas natūralu ilgainiui blėsta, norisi kažkokio tai saugumo, tas saugumas šiek tiek bukina tą jautrumą neteisybei, tą maištą vidinį, bet manau yra svarbu kuo ilgiau išlaikyti tą jautrumą neteisybei.